Vis daiktai ir vis technik anksčiau ar vėliau sugenda. Bet šį kartą mum nesugeda, o reikėtų padaryti techninę profilaktiką. Tik biškiuko reik iš anksto sustabdyti gedimo. Ir taip galim, kaip ką policininkas sustabdo girto vairuotojai, tai čia bandysim irgi mes to padaryti. Va turim tokį laidą, jos jau kaip matom, čia jau baig nutrūkti. Galim pažiūrėti iš arčiau. Va kaip matom, čia indo laidelė. Jos tenka tik pakrovimui. Reikia jį kažkaip sustiprinti. Ir mes bandysim tuo reikal užsiimti, bandysim sustiprinti. Ar mum čia išeis? Nežinau, bet turi išeiti. Su plaktok čia nelabai yra ko veikti, su kervi irgi, su izoliacija čia irgi nieko gera nebus. Reik pagalvoti, ko galim padaryti ir pradėti daryti. Tai va taip. Norint sutvarkyti, mums reikės kažkokiu įrankiu. Pats svarbiausias, ko yra įrankis, bus šitas šautuvas. Tai va mes įjungsim į rozetę ir pradėsim šildyti. Tegu jos dabar sušyla. Palauksim koks 5 minučių. Toliau imsimės darbelę. Per to laiko, kur mums sušals šautuvas, mes susiradom tokį makarono, kembriko vadinamo. Ir jį bandysim čia kažkaip užmauti. Visas mūsų įmanomas būdas, jos čia aišku lys labai sunkiai. Reik mum jį kažkaip prasiplėsti. Pabandykim gal su kokiais nors įrankiais, bet aš nežinau net su kokiais. Čia jį reikėtų biškį pratempti, kad jos mum lengviau užsimautų. Yra tokia mentalą pabandyti va šitaip. Bet čia mes neištempsim. Nu, bandykim, o gal pavyks kartais ir užgrūsti. Būnka kartais grūd ir užgrūd. Bet čia bus sunkiai. Sunkiai mum. O gal čia kaip nors va šitaip reikia? Pratreniruoti, kas lengviau užlystų. Mums reikia kažkaip kitaip jį prasiplatyti. Pabandysim gal šičia užmauti. Ne, šičia irgi ne variantas. Ant kažką reikia užmauti, kas nors kiek prasiplėstų. Čia jos mum nerand. Oi, čia jos mum nerand. Ko mes galim sugalvoti? O mes galim va šitaip pabandyti. Galbūt. Šitaip pabandyti. O dabar kišti ir pratempt. Va taip pabandyti. Nu, žiūrim. Aišku, čia nieko gero gal.
šitą nesigaus. Bet mes pabandysim vis tiek. O, jau mums kleis. Suminkštėja, bet tegas da minkštėja. Gal kaip nors už kraštelio paims. Va, po biškį ir užmausim. Vieną už kitą kraštelę. Da gal biškį atsuktuvo prakyšim. Ir tai gal kažkiek padėtų jam įlyst. Nu, po biškiuko lyg ir užsimauna. Bet labai nevykusi užsimauna. Pusę užmovėm. Nu, po biškį. Atrodo nieks, bet tas nieks labai nenori užsimauti. Ne taip reikia daryti. Bandykim šitaip. Šitak metodą. Nu, vis tiek neina ją užmauti niekaip. Ot vargien. Nu va, įvairių priemonių pagalba mes užmovėm. Dabar mums reikia biškiuko klijuką uždėti aplink. Daug čia ją labai nereikia.
Nu, turėtų užtekti. Daugiau nedėsim. Tegu bišką apdžiūn. Tegu bišką apdžiūn mūsų uždėjims. Per to laiko mes padarysim vieno dalyko. Mums reikia snargliuko nušluostyti, ką kitą, kad būtų gražesnis. Va, kol jos šalts, nušluostėm. Oi, prileipa mūsų kleis. Oi, kaip čia negerai. Nieka tokia. O čia mes jį pridėsim. Va turim dar čia pribėgusią, mes paskui užkišim. Gerai, dabar mes pasidėkim šautuvą, pasidėkim klei. Bandykim trupučiuką užmaut. Šitas mums nebereikalings, mes nieko čia daugiau ir nevalysim. Va, mums sakyčia, dabar reikia vėl biškiuką užmauti, kad būtų solidžiau. O to klei lykos. Suvyniokim, va, su šniūr. Lykos mes apsukim. Susukim, va, tokį ramens, kaip mes čia padarysim. Kadangi tas mūsų makarons vamzdelis tiek nesusitrauks, mes jį įkiškim va čia. Va. Ir čia labai gerai mums to laido padės pataisyti. Dabar atsinešam dar vieną priemonę. Jo įsijungsim. Įbandysim sutvarkyti. Pradedam darbą. Kaip matom, vėl susidarė snargelis. Mes to snargelį vėl galim nuvalyti. Ir iš karto padarom tiesą, nes paskui jos sušoks. Ir nebus tiesas. Na, va, galim taip pakabinti. Kur nors, va, sakykim, pakabinsim mes jį, va, taip. Va. Ir tegu jos mum, va, čia dabar kabaliuoj, kur atšals. Te va tiek ir jau sutvarkyta. Daugiau čia nieko daryti nebereikia.